Kas nutiko su Arestovičium? Kada įvyko jo išprotėjimas? Gal žinote, kas tai lėmė? Aš nežinau. Man atrodo, kad čia elementarus ždūno elgesys. Mes atsimenam, koks jis buvo pradžioj, buvo miela gražu, labai gero žodyno, labai intelektualus žmogus, labai apsiskaitęs. Ir kas man jame labai žavėjo, jam patiko tie patys autoriai kaip ir man. Pavyzdžiui, dažnai cituodavo Herbertą Wellsą. Tai man tas artima. Jis gerai kalbėdavo, bet tas jo išprotėjimas, aš manyčiau, kad tai yra tiesiog jo konformizmas, kas jį charakterizuoja kaip išdaviką. Aš manau, kad jis pradėjo gamblinti, kaip dabar mūsų furmos ir panašus tą patį daro, ždūnina, laukia. Jeigu Rusija laimi ten, tada tikėtina, kad jų manimų, kad gal tada Lietuva vengrizuosis, slovakizuosis, gruzizuosis. Ir tada jie, aš dažnai apie tai kalbu, ir jie tada gal ras kažkokią geresnę vietelę politikos šitamgi Olimpe. Tai aš manau, kad Arestovičiui nutiko tas pats. Kai jis ten nudevijavo jau į tą užribę, aš jo visiškai nustojau vartot. Aš dar kai jis dirbo su Feiginu jau kažkaip jau rečiau, nes mane Feigino žvėgimas nervuoja. Mano žmona didelė fanė Feigino. Sako, neliesk, jis man patinka. Ir jis, aišku, teisingoje pusėje ir viskas gerai, bet tas jau, smadri, tai aš dar tada kažkaip man jau buvo pakanka. Ir kai aš žinau, kad jis ten, kaip jūs rašot, Jonai išprotėjo, tai net neieškodavau, ką jis kalba. Kartais mane pasiekdavo kažkokios atplaišos, ten jo su ta baisia boba, su vėlos plaukais, kaip jinai, latinina. Ten tai impercija ir durnė dar. Ir jis ten su ją flirtuoja ir kai aš matau, kad čia greičiausiai yra noras pasistrateguoti ateities Ukrainoje, ateities pralaimėjusioje arba beveik pralaimėjusioje Ukrainoje, kai Zelenskis pasitraukia, kai Ukraina yra priversta, Rusijos neužima visos, bet Ukrainoje vyksta urbanizacija ar gruzizacija, tai ten Arestovičius, man atrodo, jis ten strateguoja pirmą smuiką. Tai išlikštu. Ernestas, Algi, į tave kreipiamasi darė toks kreipimas darė toks klaunas Gediminas Gemskis. Klausiu su ironija, kiek tau žinoma jo visuomenininko veikla? Žinau, kad toks durnius yra, ten jis nėra vata, bet jo, ką jis ten, kiek aš esu matęs, ką jis ten daro, tai ten blogai su juo. Ten kažkas, man atrodo, su psichika.